Sveiki visi. Šiandien tema keitikliai saulės. Visai nesusijęs su mašinom, bet dalinai susijęs su elektromobiliais. Tai žodžiu, šiaip video apie nieką, apie technologijas. Keitiklis gan nuostabus, turintis didelį ekraną, kiniečių darbą. Žodžiu, apie inverterį, tokį. 15 kW, moku turėti powerbankus, žodžiu. Esmė tame, kad padavė man tokį keitiklį, pažiūrėti, gal įmanoma jį sutaisyti. Čia užklasinė veikla, tiesiog naminiai darbai. Tai va, tas keitiklis truputėlį atrodo va šitaip. Taip, dabar pradėsiu peikti kiniečius ir galbūt girti juosius. Žodžiu, kad jį išardyti, tai, žodžiu, viskas padaryta kažkaip aukštyn kojom. Reikia išsisukti, žodžiu, MPPT jungiklį, tai būtų galima iš antros pusės varžtelį, jeigu būtų va čia, tai tos laidelius galėtum tiesiog paimti ir, atsukti ir ištraukti. Jie sužymėti, viskas čia gerai, bet, žodžiu, jie įsuka jį antraip. Kad tu neprieitum prie varžtelių. Tai pirmas moments. Visą tą dėžę jie padarė tokią kaip konservų, suvirina, padarė ją va iš priekio. Labai čia tokią gražią. Bet remontai visiškai nepritaikėte. Jopšikma. Tai padarykit iš priekio varžtus, atsisukit skydinės dangtį ir galėsi atlikti aptarnavimą. Juolab, kad viduj jame dar yra pačia plokštę kulerį sėdėt, kad cirkuliuotų oro viduj, tipo įvienodintų. Apie radiatorių sušinimą čia kita tema. Kas šitam daikto atsitiko? Tam daikto atsitiko tai, kad atsirado viršitampis MPPT. Varistorių grupį neišgelbėja, žodžiu, ant įėjimo neradau aš jokių kažkokių saugiklių, kurie, sakykime, atsirado viršitampis, varistorius sudirba, užtrumpina grandinę, saugiklis nudegė. Čia šitą to ūkį visą neradau. Nežinau, gal aš čia kažko nerandu, aplamai. Bet radau įdomių dalykų. Žodžiu, sproga tranzai. Dar aš iki jų nedasikasiu. Dar iki jų toli. Tranzai tokie, korpuse, kuriuom aš nematęs. Tai va tokie, labai charakteristikas neblogas. Žodžiu, ardysiu, žiūrėsiu, ką aš šiame rasiu. Toliau, ardymą čia nusimato. Žodžiu, fotografijų reiks prisidaryti 1000. Radus, neaišku, ką toliau jis padaryti, nes tranzistoriai neblogi, tokie 40 milijonų varžą. 1200 V. Jeigu kažką kažkur prasileisi, tai turėsi vėl tą patį šukių krūvą ir išleistų pinigų krūvą. Tai va. Minėjau video apie nieką, gal kam nors įdomu, kokias technologijas, tai pykau už ant Teslos chargerių, kurie padaryti netinkami remontui. Norint pakeisti tranzą, tai reikia išsirituoti plokštę, šilumai laidi, stora. Dirbi, žodžiu, pusę dienos, kad išsitrauk plokštę, po to pasikeiti detalės, sudedi viską ir po kokio mėnesio vėl jisai nebeveik. Dėl to, kad ne dėl tranzų kaltų, o dėl technologiškų prasileidimų ten, gal net su soltais. Jie tiesiog 11 kW paforsuoti iki 16. Tai va, tai čia irgi toks, kaip sakoma, solis irgi gerai surinka. Bet dar geriau surinka Volkswagens. Volkswagens tai viską surinka, uždėjo aliuminį dangtį, su lazeriu užvirina ir viso. Nėra ten ko taisyti. Žodžiu, susproga, nunešė iš šrederį, įmetė į sumalį iš tų metalų naują iškepį. Tai va, čia tiesiog apie naujas gal technologijas, kaip kas ką gamin. Visiems geros dienos, gerą savaitgalę. Iki.